Sveiki, aš esu Rokas. Šiandien jums pristatysiu įmonę Pigus konteineris ir jums viską detaliau papasakosiu. Iš pirmo žvilgsnio, du konteineriai gali būti beveik vienodi, tačiau skirtumus lemia detalės, kurių žmonės nepastebi. Tai būtų patogesnis durų atidarymo rankenos, papildoma apsaugos sistema ir papildomas ventiliacijos angos. Prieš išsirenkant konteinerį svarbu žinoti, kokie yra dydžiai. Populiariausi yra 6, 12 ir 3 metrų dydžio jūriniai konteineriai. Čia turime 3 metrų, dar kitaip 10 pėdų konteinerių. Tai kompaktiškiausias sprendimas, kai yra nedaug vietos. Šis konteineris tinkamiausias smulkiai sodo technikai, dviračiams ir įrankiams susidėti. Taip pat turime proporcingai mažesnių dydžių konteinerių. Šis 6 metrų arba 20 pėdų konteineris yra populiariausias pasirinkimas. Jo turis yra 33 kubiniai metrai. Todėl tinkamas tiek verslo, tiek privatiems poreikiams, o labiausiai naudojamas statybų aikštelėse. Šis 12 metrų arba 40 pėdų konteineris yra 30 cm aukštesnis už standartinį konteinerį ir yra vadinamas High Cube. Todėl jo didesnis turis leidžia sandėliuoti aukštesnius ir didesnės apimties daiktus. Ši 12 metrų High Cube modifikacija dar vadinama Open Side. Šone esančios durys padeda lengviau pakrauti skirtingus sunkius paletizuotus krovinius. Kalbant apie konteinerių kokybę, turime One Way, Cargo Worthy ir IICL konteineris. One Way yra naujas konteineris, jis yra praktiškai nenudėvėtas, tačiau naudoti Cargo Worthy pasižymi kainos ir kokybės santykius. Žinoma, jie turi naudojimų žymių, bet jie savo paskirtį atlieka. Pagrindinis klausimas, kiek laiko gali tarnauti jūrinis konteineris. Tinkamai prižiūrimas jūrinis konteineris gali tarnauti 20-30 metų, net ir ilgiau. Svarbiausia, tinkamas pagrindas, gera ventiliacija ir reguliari priežiūra. Kalbant apie rankenas, yra keli jų tipai, o pagrindiniai yra šie. Šio konteinerio aukščiau esančios rankenos patogesnis naudoti, kai konteineris stovi ant tvirto pagrindo. O šios rankenos patogesnės naudoti logistikoje arba ant priekabos. IICL yra aukštesnės kokybės nedaug naudotas jūrinis konteineris. Tai labai geras kainos ir kokybės santykis. Jais praktiškai buvo pervežti keli kroviniai. Šie konteineriai turi apsaugos sistemą vadinamą Lockbox. Ji apsaugo spyną nuo galimų pažeidimų. Šiuose jūrinėse konteineriuose yra papildomas ventiliacijos angos. Jos skirtos sumažinti drėgmės ir kondensato kaupimus. Žinoma, kai kuriuose konteineriuose gali skirtis ventiliacijos kiekis, tačiau jų paskirtis yra ta pati – užtikrinti oro cirkuliaciją. Tai ypač svarbu, kai konteineris yra skirtas naudoti ilgalaikiam sandėliavimui. Kalbant apie pagrindą jūriniam konteineriui, tinkamiausia yra asfalto arba betono aikštelė, sutankinta skalda arba šaligatvio plytelės, kurios yra 30x30 arba 50x50 cm. Dar viena naudinga detalė yra vadinama forklift pockets. Tai specialios kišenės konteinerio apačioje skirtos krautuvui pakelti. Svarbu žinoti, kad turi būti naudojamas specialios šakės tinkamo ilgio. Jūriniai konteineriai turi dar ir kitokią durų atidarymo sistemą. Ji vadinasi Easy Open Door. Ši ilgesnė rankena padeda durys atidarant naudoti mažiau jėgos ir praktiškesnio kasdieniniam naudojimui. Taigi, prieš užsakant konteinerį įvertinkite ne tik jo dydį, bet ir pristatymo sąlygas. Pasidomėkite kainą, ar transportas gali atvykti į vietą, ar reikės manipuliatorius arba krano, ar užtektinai vietos pastatyti konteineriui. Jeigu svarstate, kuris konteineris jums tinkamiausias, susisiekite su mumis nepriklausomai. Naujas ar naudotas, mes jums padėsime rasti geriausią variantą.